Lietuva sukrėsta. Netekome talentingo kino ir teatro aktoriaus, populiariausio ir mylimiausio televizijos laidų vedėjo Vytauto Šapranausko. Šiandien popiet jis rastas negyvas savo namuose Vilniuje. Rytoj Vytautui būtų sukakę 55. Įtarimų, kad žinoma aktorių ištiko nelaimė, pirmai kilo pačiai Vytauto Šapranausko šeimai. Mat apie porą dienų vyras vis neatsiliepė mobiliuoju telefonu. Keista, kad aktorius buvo nepasiekiamas telefonu, pasirodė ir su juo susisiekti mėginusiems bičiuliams. Keletą kartų skambinau Vytui dieną ir galvoju, kaip keistais, aš žinau, kad daug kam jisai nekelia. Bet paprastai jis visada man perskambina, ta prasme, netgi jeigu būna neryšy. Ir tai nepriklausomai nuo jo būklės ar ten dar kaip nors. Tai ir aš labai nusistebėjau, kad keista, galvoju, Vytas neperskambina, kuris ir gal išvažiavęs, kur ar ką. Artimuosius blogą nuojautą dar labiau nusmelkė išvydus, kad vyro automobilis stovi namo kieme. Vytauto Šapranausko vaikai nutarė patikrinti tėvo butą. Į šį namą, kur gyvena žinomas aktorius, pirmasis atvyko jo sūnus. Atvykęs iš pradžių jis išsikvietė policiją, kitas tarnybas ir kartu atidarė buto duris. Žinoma, kad sūnus tėvą negyvą rado vonios kambaryje. Netrukus buvo iškviestas ir teismo medicinos ekspertas. Kaip ir įprasta radus negyvą kūną, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą nustatyti, ar tikrai mirtis buvo nesmurtinė. Talentingo šaumeno bičiuliai sako pastebėję, kad pastarosiomis dienomis jis buvęs liūdnas. Pastaruoju metu, sakykime, tai būdavo liūdnesnis, kaip sakydavo. Vytai tu liūdnesnis, tylesnis, uždaresnis. Tai juoko jo proveržė, ironija, ten juokeliai atsirasdavo retai. Atsirasdavo, bet visą laiką toks jausmas būdavo, kad atsirasdavo rečiau. Praėjus porai valandų nuo sūnaus atvykimo iš namų aktoriaus kūnas išvežtas. Pirminę jo apžiūrą atlikęs teismo medicinos ekspertas situacijos nekomentavo. Išvežus aktoriaus kūną, kelias į laiptinį iš karto atitvertas. Juosta nurodanti ženklą stop iš karto nuimta. Mūsų žiniomis laikantis visų procedūrų, aktoriaus kūnas išvežtas tolesniems tyrimams. TV3 kolektyvas labai mylėjo ir gerbė Vytautą. Visada palaikė ir rėmė šį talentingą menininką. Reiškėme nuoširdžią užuojautą Vytauto Šapranausko artimiesiems. Tai didžiulė netektis visai Lietuvai ir kol kas sunku susitaikyti su mintimi, kad šio žmogaus nebėra. Negalvojau būti aktoriu. Pradėkime nuo to. Čia aš visai atsitiktinai ėjau Liepos mėnesį pro konservą ir pamačiau konservatoriją tuometinę buvusią ir pamačiau skelbimą, kad dabar egzaminai stojamieji, o aš norėjau stoti į anglų kalbą. Sakau, pabando man durniaus taip. Ir aišku, aš nepraėjau ten kažkokio tai antro turo, vakare sėdžiu namuose, žiūriu televizorių. Tuo metu telefonų nebuvo, mobilių, aš vis neturėjau. Ir ateina iš konservatorijos tokia mergaitė atsakinga. Sakau, žinot, Vytautai, atleiskite, įvyko klaida, ten ne jūs praėjote paskutinį turą. Ir man nebeliko nieko kito, kaip nueiti tenais į tą paskutinį turą ir kažkaip tapti vienu iš tų 12, kurie baigė rusų kursą. Ir aš 10 metų pradirbau Rusų dramos teatre. 3 metus tu man žadėjai paskambinti. 3 metus aš laukiu tavo skambučio. Šnykai iš mano gyvenimo. Kaip... Nebuvo tokio aktoriaus daugiau mano praktikoje ir kolegų, kurie turi tokią plačią amplitudę. Ir tarsi iš išorės Vytą labai dažnai priimdavo kaip tokį šmaikštolį, reiškia net biškį tokį peržengė ribas, reiškia chuliganavota, tai pasakyčiau, bet iš tikrųjų tai buvo visiškai, kas liečia specialybę, tai buvo pasišventęs žmogus, suvokdamas pilną atsakomybę tos specialybės ir to momento, kad tu išeini į sceną ir neši atsakomybę. Supranti, man darbas yra vienas iš tų malonumų. Darbas yra man hobis. Tik tai matai, už hobį nemoka, o už darbą dar moka. Jeigu man nepatiktų, aš nedirbčiau. Viskas. Jeigu pradeda darbas nusibosti, jau eini kaip į lažą. Būna, aišku, taip, kad ateini, bet prasideda procesas ir viskas dingsta. Ir aišku, didžiausias malonumas darbe tai yra pabaiga. Bet kokiam, ar teatre, ar televizijoje. Bet kad, pasibaigia ir tau ateina toks,
Katarsis. Labas, Ingulė, senukai mes nesimatėme. Liūdime mane. Liūdžiu, žinok. Ne tik matai tu liūdi, ir chorų dainos tokios šiandien liūdnos, pastebėjai? Vytautą sutikus visada yra linksma, visada yra ekscentriška, ironiška žiauriai. Labai gerai aptarinėti vairiausius klausimus su juo. Jis niekada neviniodavo į vatą ir niekada nežiūrėjo kažkaip tai nei per daug dramatiškai, nei per daug tragiškai, tiesiog ironiškai, koks yra geras požiūris į gyvenimą. Dabar, aš sakau, sunku suvokti to netekties kažkokiu mastelio, bet aš manau, tai labai pasimatys ir pasijaus tiek televizijos žiūrovam, tiek teatro lankytojams. Aš tave myliu galbūt labiau, galbūt labiau nei tu mane myli. Aukoju viską tau, galbūt daugiau, negu aukoji tu man. Jis buvo toks talentingas ir aš galvoju, kad jo vietą užimti dar labai daug dešimtmečių, nes yra žmogaus. Kai TV3 dar egzistuos, manęs jau nebebus. Specialią laidą Vytautų Šapranausko atmintį žiūrėkite 20:30 mūsų kanalu. Nu, aš primenu, kad sunkiomis akimirkomis visada reiktų kreiptis į specialistus.